Na va, šiaip ne taip lanką nuėjom. Ką reikės atvežti dar. Džiugi diena ir į mano kiemą atėjo. Žodžiu, vat visą laiką norėjau tokio lankelio. Visą laiką dėl ko? Dėl to, kad aš turėčiau galimybę prisikabinti žibintus papildomus. Nu, žodžiu, tokis sumanimas mano būtų. Ir dabar gerieji mano bičiuliai man šitą dalyką padės įgyvendinti. Tai suorganizavo to traktoriuko, kur matėt galingesnio lankus. Leido nusimt. Tai dabar man teks tik tais saviškių traktoriukų užsidėti. Aš negalvojau, kad taip sunkiai jau užsidedu. O. Ai va. Nu, žodžiu, reiks nuimti va šitus. Daug kas čia keičiasi. Žodžiu, smagu. Smagu. Nu va. Kažką sumenysiu, kažką padarysiu. Tai einu dabar dar turiu šiam žolės pripjauti visko ir pabandysiu užsidėti traktoriukų į lankus. Nes ilgai svajojau, ilgai norėjau šitų lankų, tai pagaliau mano noras ir svajos įsipildė. Pasirodo, daug kas netinka, bet nieko, viskas tvarko. Ir va, kai fainiai buvo užlipinti liptukai, viskas nei skylių gręš, nieko nereikia, va, viskas, opa. Va. Opa. Ir pasirodo, visi varžtai dabar skirtingų ilgių. Tai reikia šitus atsukti ir anam traktoriukui užsukti. Va, čiun. Bet čia baika. Va, mikstozę darom. Pasirodo ir varžtai čia net skirtingų ilgių. Mano mažiau surūdėjęs traktorėcas nei šitas. Nes mano varžtai tai visi blizgantys. O šitie tokie jau patrūnėja, bet kad viskas būtų jiem čiki-piki. Tai va, sutepu tokiu reikalu. Ir ką, ten buvo per ilgi varžtai, neinsisuka, o čia per trumpi, tai va, atsukau iš tų šlaunų ir bandysiu įdėti viską. Reikalų ir su šitu lankų pakeitimu yra ką tikrai. Va, ant kiek skiriasi ilgis. Va. Nu, Japonos yra Japonas, va, paskaičiavęs. Va, ir ką, ten čia nekabins, mažai kabins riegio. O anam traktorėlį, kur liko, tai paprasčiausiai nedasisuka. Šiaip tai galvojau dėti lankus, persidažyti, nusismėlių, dar kažką viską, bet kadangi reikia surinkti ant traktoriuką, kur stovi, tai dabar va taip skubiųjų metodų ir skubiųjų būdų pasikeičiu. Argi gyvenimas kaime nėra gražus. Niekas čia netinka, niekas čia nesusigaudo sriegiai. Čia viskas taip padaryta, kad reikia įsimti viską ir tada tiksliai susivesti, nes niekas čia nesusigaudo, militrovkės trūksta, netiesiai pasigauna varžtas. Nu, žodžiu. Negana to, dar užlinko ar mano šitas traktoriukas žmona pjovė, tai dabar nebesikuri, žodžiu, bet čia kita tema. Jei gyveni kaime ir neturi daug pinigų, tai net nesvajok apie kaimą. Nes kaime, jei neturi daug pinigų, tai turi nedirbti valdiško darbo. Tiesiai šviesiai galiu pasakyti. Visiškai jokio. Gali ten kalėjimų simt, kada nori tada. O jei tu dirbi ir valdišką, ir čia, tai arba, prasme, valdiškas darbas tiek negeneruojama pinigų, kad tu galėtai pirkti naujus daiktus ir nesiknesti. O kai perki triperius, senus daiktus, tai vat, ir tas dar laukia irgi remonto kažko nesikuri. Nu, žodžiu. Tai va su tokia gaida ir baigiu šitą videką. Susitiksim rytoj. Visiškai sutemo, kur traktorius, o pakeičiau, sutvarkiau. Aha, būtų gerai. Traktorecą įvariau va štai čia. Nesupratau, kad taip labai greitai temstant, tai aš lanko neuždėsiu po darbo. Tikrai neuždėsiu. Tai va atsivariau aš į čia. Tai tuo pačiu pakeisiu ratus, man atrodo. Į tuos žiemos ratus. Ką daugiau čia padaryti?
Žodžiu, va šitą traukę sulenktą tvarkysiu. Tai va pasitvarkysiu. Tokius lankutį užsidėsiu, pabandysiu dovanotus ledus prikonstruoti. Ir apsitvarkyti šitą traktorę, apsiplauti, pasikeisti tepalus. Aišku, viską rodysiu ir jums, kaip man sekasi. Bet sakau, kartais tai išmuša iš vėžių. Ne kartais, šiaip jau ne pirmą kartą mane išmuša iš vėžių. Šitie kaimo peripetijos, šitie kaimo darbai. Prasme, jo, reikia durno ir drūto kaime, tikrai. Tai va, tokius niuansus. Tai atsivariau, čia visą laiką šviesu, kad ir dabar 8, kad ir 10 valandų, kad ir 12 valandų bus. Gali krapštytis, nereikia čia patamsiai daužytis ar kažko, bet tikrai taip. Ką šitos mini dirbtuvės? Giedrys čia dirbtuvės, mini dirbtuvės ten. Tai va, Giedrys dirbtuvės. Tai tas čia būna. Žodžiu, filmuoju, bet gal 4 video sufilmuoti, bet dar nei vienas nesumontuotas ir nepatalpintas. Tai žiauro koko, bet tokia realybė. Net man pačiam kartais gaila įdėto tokio didelio indėlio į šitą YouTube'ą ir į mano kūrybą. Ir dabar nebespėju nieko. Tai va, tokis dalykas. Ką, einu ilsėtis ir aš, nes rytoj į darbą. Sunki diena, mėnesio pabaiga. Reikia būtinai planą damušti. Nes vis tiek darbas fainas, kad ir koks jisai būtų, jis vis tiek lieka darbu ir reikia planus damušti. Pomėgis yra technika. Tikrai faina, bet kol kas jai vis mažiau ir mažiau laiko lieka. Tai kai vaizdekiokas atsiranda, ne? Būčiau žinojęs, kad čia tiek daug reikalų, tai būčiau neužsiėmęs tikrai su šitais lankais. Galvojau, kas čia pyst ir pyst. Toli gražu. Tai va, skylės netinka, niks netinka. Varžtas pasirodo šitas per ilgas, tai reiks patrumpinti, žodžiu, valandą laiko. Galvojau eit ramiai miegot, bet nesimiega man. Pirštus apsidaužiau, nesgi erelis dirba be pirštinių. Nu jo, smagu. Dabar hibridė tai jau tikrai labanakt. Tikrai jau rankos numazgotos. Keletas storių į TikToką Giedrys ir Instagramą Giedrys įdėta. Tai susitiksim kitoje dienoje. Jei norite visą įvykių seką sekti čia ir dabar, tai pasiekite mane Instagrame Giedrys arba TikTok'e. Ten karts nuo karto įkeliu kažkokį vaizdelį. Ką, bičiuliai? Kita diena, tos pačios temos. Šiandien jau vėsiau lauke, tai teko truputėlį ir man šilčiau apsirengti. Ir ką, pratęsiu vakar dienos darbus su traktoriuko, mini traktoriuko apsauginiais lankais. Tai va taip. Šitas varžtelis gavosi per ilgas, tai teks patrumpinti, bet čia pasižiūrėjau, kad viskas tvarkoja, viskas susideda, viskas čiotkai. Tai reiks nuimti ir va šitus ratus, nes va čia nepasigauna keletas skylučių. Ten pasigauna kreivais riegis ir bus tvarkoj. Galėsiu nuvežti žmogui varžtus, nes va šitie varžtai man per trumpi, jam per ilgi, anam traktoriukui. Tai va taip va ir krapštausi. Labai super pagalbininkas va šitas. Milwaukee.
rimts aparačiuks. Tikrai rimts. Dar be dirbdamas pamačiau, kad normalaus, mūsų, ne mūsų, bet Bernerio brake cleaneris eina su tokiu noizlu. Jis labai, šiaip slėgis labai aukštas, bet labai greitai baigėsi. Prasme, plačiai pučia ir labai didelė išeiga. Tai ką aš paėmiau, mažesnį noizlą įdėjau. Vietoj šito. Dabar purškia taip va. Slėgis tas pats, skystis tas pats, tačiau pataupom. Klientam tik sakau, kad pirkit ir netaupykit. O pats tai taupukas esu, Tai va. Laukiu, kada užsidės viskas ir reikės kabinti mulčerį ir numulčiuoti jau paskutinį kartą visas žolynus ir šabakštynus. Tai va, taip. Dar ką pastebėjau, kad sutrūkinėjo mano virinimo vietos. Kiek čia prieš 3 metus, prieš 4 aš čia virinau. Ir matomai prastai privirinau. Bet nieko. Atlaikė. Čia gal dar kažkiek prasisuko. Tai reikia, sakiau, prisisukti tvirtai ant pado kažkur tai ir suvirinti normaliai. Kai vienas komentatorius sakė, gal apsidažyk, tai bus maloniau darbuotis ratlankius. Tai gal reikės žiemą, turint laisvesnio laiko, turėsite laisvesnio, apsiplauti ir apsidažyti. Miltelininiu dažysiu. Nieko, bet gal taip, nors kažkiek tai iš balionėlio papurškiliosiu. Tokie reikaliuksai. Po kiek metų pertraukos, grįžta ratai originalus. Po daug, ne? Dabar nežinau, kaip reiks surast varžtų jiems. Grįžta ratai originalus. Tai va. Vis tiek žiema ateina. Bus gerai originalus ratukai. O, purvinė, ne? Liko likutis vario, tai reikia sunaudoti. Vis tiek neturiu kur dėti. Ir bus tuo pačiu fainas eksperimentas. Nes vieni prieš varį, kiti už varį. Dabar ką? Lankučiai apsauginiai tefva. Opa, užsifiksuoja. Pumpšt. O, ne per čia užfiksavau. Va, čia užsifiksuoja. Jei norima. Ir galima va šitoj padėti užsifiksuoti. Kad nepasikeltų. Va. Visat norėjau. Kaip sakoma, ką nori, tą gauni. Svarbiausia norėti. Tai va. Vėl vakaras, vėl vėlus vakaras. Tai grįžo rateliai. Gal į mišką važiuosim, reiks apsiplauti traktorecą. Pagalvojau, gal reikės ant žiemos jį pasidaryti visą elektros instaliaciją tokią super duper man patinkančią.
išsitiesinsiu va šitą. Tai va, nu, bet čia dabar greituoju būdu, ką padariau, tą padariau. Ir viskas, išvarysiu, varysiuosi žoliapį. Ką žoliapį, neklauskit. Parodysiu kitam epizodį. Jei ne vienas daiktas, tai kitas. Jei ne kitas, tai trečias. Tai va. Gerai, šiandien tiek. Džiaukitės, kad rodau. Ir susitiksim be abejo kituose video. Iki.